Shall we begin? Nepradirbus pilnai nei mėnesio su savo naglų snukeliu, šefo išsiprašiau atostogų. Atspėkit, kur skrenda. Oh yes, babe. Let's go! Nežinau kodėl, nors nesu tikrai gera vairuotoja, bet Vilneda mane myli lygiai taip pat, kaip aš myliu Vilnedą. Dar nuo senų gerų laikų, kai aš tenai dirbau. Tad gavau oficialų pakvietimą atvykti į Lietuvą ir dalyvauti kartu su visais buvusiais ir galbūt būsimais kolegomis ekstremalaus vairavimo kursuose, kur mokinomės išsilaikyti ant kelio dangos, nors jinai labai itin slidi ir kartais tikrai neišsilaiko netgi profesionalai. Man patiko. Prisisekite. Darėm visaip taip, į šoną, į skersai ir kvadratu ir ratu. Man patiko žiauriai važinėti dėl to, kad jau ne pirmas kartas, bet kiekvieną kartą vis tiek toksai net šaltas prakaitas per nugarą nubėga, kai jauti, kad tavo autobusas lysta, o tu jo sustabdyti negali. O po oficialios programos dienos metu Vilneda mane pakvietė vakare švęsti jų 30 metų kartu. Buvo žiauriai fainai. Vakaras pavykęs. O dieve, ir valgėm, ir gėrėm, ir šokom, ir ko mes tik tai kartu nedarėm visi. Kaip buvo gera sutikti visus kolegas, su kuriais dirbau kažkada kartu. Kaip buvo gera pamatyti šefus, išsišiepusius laimingus, nes po galais atsigavo turizmas. No limits, there is no limits, no limits, no limits, no limits. Ilgiausių metų, ilgiausių. Hey! Tortas buvo gardus, bet šampanas buvo dar gardesnis. Ne, juokauju, mes negėrėm, juk mes vairuotojai. Mes tik tai valgėm, šokom, valgėm, šokom. Ačiū ir dar kartą ačiū mylimai Vilnedai už tokį nuostabų vakarą. Labas rytelis, balselis išduoda, kad vakar balius pavyko. Nepelnytai, neplanuotai buvau pakviesta į Vilnedos 30-metį jubiliejų. Pradžioje pasivažinėjom su autobusais, tai buvo ekstremalaus vairavimo kursai ant slidžios dangos, kaip jau rodžiau. O po to vakare buvo tansulkos su tortu ir šampanu irgi, kaip rodžiau. Žodžiu, esu labai dėkinga Vilnedai, kad jie mane myli, kad mane kviečia į tokias šventės. Galimai aš vasarą netgi prašysiuos pas juos truputėlį padirbti. Viskas priklausys, ar man apsimokės finansiškai. Nes žinot, kai gyveni Norvegijoje ir dirbti lietuviškoje firmoje, dažniausiai gaunasi nelabai finansiškai apsimoka, bet aš tikiuosi, kad man apsimokės. Ir ką norėjau pasakyti, kad atskridau į Vilnių, išsinuomavau tokį viešbutuką, labai pigiai. Ėmiau patį pigiausią variantą, ką radau, tai 2 naktim susimokėjau 70 eurų, tai kas yra tikrai labai gera kaina. Aišku, jisai mažiukas kambariukas, bet tai kiek man reikia? Man svarbiausia lova, kur išmiegot ir vonia, kad nusiprausti. Bet šiaip labai tikrai gerai pailsėjau, labai fainas, jaukus, miesto centre. Esu visiškai absoliučiai kaip turistė, su lagaminu. Jaučiuosi kaip atvykusi kažkokią užsienio šalį, turistauti, atostogauti. Tik tai žinot, kame pliusas? Kad aš viską suprantu, ką jie kalba aplinkui. Nes jie kalba mano gimtąją kalbą. Žmonės. Tai vienu žodžiu, einam dabar pasivaikščiosim į miestą. Mašinos nesinuomavau iš oro uosto dėl to, kad labai žiauriai sukilo kainos, belekai brangu dabar. Išsinuomavau iš savo pažįstamos Jonavoje. Jie turi mašinas, nuomoja, labai džiaugiuosi, labai gera kaina, geros mašinos. Taip kad į Jonavą iš Vilniaus važiuosiu su traukiniu.
Aš sakau, iš tikrųjų turistė. Bet kaip fainai. Einam dabar kažkur pavalgysim skaniai pusrytukus ir paskui jau galėsim žiūrėti bilietą į traukinį. Kam skambina varpai? Man. Saulytė šviečia. Kaip gera Lietuvoj. Taip myliu Lietuvą. Oh. Kažin, ar aš lygiai taip pat džiaugčiausi Lietuvą, jeigu aš joje visą laiką gyvenčiau. Man atrodo, ta meilė savo šaliai, savo kalbai, savo žemėje patrigubėja visą laiką visiems, kurie išvyksta iš savo šalies. Man taip atrodo. Nes aš, pavyzdžiui, kai gyvenau čia, aš niekada nevertinau to. O gal tiesiog su metais atsiranda tas vertinimas, ta meilė. O gal tas išvykimas. Bet taip gražu. Taip gražu. Ir taip fainai. Net tas oras kvepia kažkaip visai kitaip. Čia gal ruduo kvepia. Bet taip gera. Kaip fainai, dabar turėsiu visą laisvą valandą. Visą valandą laisvą dėl savęs ir savo mintim ir pusryčiam. Pasiėmiau kavos, pasiėmiau kruasaną su lašiša ir jogurtą vietinį. Ir įsivaizduok, nereikės nei vairuoti, nei kelią žiūrėti. Nieko, va. Lagaminas ten, o ten lagaminas. O aš čia. Kaip gera. Lietuvoj. Nu, man tai, žinokit, autodeira, tai vienintelis išsigelbėjimas. Išsinuomai mašiną, atvažiuoja, dar tave paima, nesvarbu, ar į traukinių stotį, ar į autobusų stotį, ar bet kur, ar į Vilnių, ar į Kauną. Duoda mašiną, švarę, gražią, gerą, važiuojančią. Kaina, tikrai labai labai gera kaina. Tik iš autodeiros. Tik iš autodeiros. Aišku, jeigu gyvenat Klaipėdoje ir Šiauliuose, tai ne, bet jeigu Kaunas Jonava, tai... Vasniūti, ką tu gyveni? Ką? Čipukai. Jo, tu visai jau nebeatpažįsti manęs, nebeatpažįsti. Jo, plavas. O jos jūsų nosį trenkia. Skraidė čia visokie, ne? Nervus gadina čia. Jo, duotų mums paskraidyti geriau. Taip, mazai. Kai kariuomenė išsirikiavusios, pirmais, antrais skaičiuot.
Nu, parodykit, kiek čia vaikų prisivedusios. Oi. Nu, gražuoliukai. Gražuoliukai, tie jūsų vaikai. Atveskit arčiau. O. Atvesk arčiau. Neįžiūriu. Ant podiumo stovi savo princesytos. Ką veikiat? Kokie planai savaitgaliui? Labas. Labukas, mergaitė. Ateini pas mane. Oi, tu gražuolė. Labas. Kas čia per metinį susirinkimas katinų? Visi, kiek gimusių, kiek užaugusių, visi atėjo ataskaitą duoti. Oi, kiek prausimo vyksta. Ir maitinimasis, ir prausimasis vienu metu. Kaip gerai turėti mamą, ne? Dvi. Ir dirbtinę mamą, ir tikrą mamą. A, ką tu nori? Ką tu nori, šikšnosparnį? O, jinai mums velnių duos, kad mes čia lendam prie jos vaiko. Išsitraukiau mergas į Kauną. Labas, mergas. Labadiena. Dabar Sonata mūsų ekskursavodė veda mums ekskursiją, pasakoja apie viską, apie soborą, kada jisai buvo pastatytas, perdažytas. Miau. Tėtis visą laiką kažką lempa konstruoja. O, išėjote, tai kažką vyrina, kažką konstruoja. Dūmų pilna. Kažkokią klietką vyrina. Čiūjų, kad mane galėtų uždaryti ją. Kažkoks toks jausmas kyla, negeras. O, suvirintojų brigada. Skidelis nuo žmonių, kai nenori matyti žmonių, tai šitas skidelis vienintelis gelbėja. Aplinkui daug šlikščių žmonių, tai žiūrėk, pys. Į pokum, nieko nematai. Jabas į skidelį su batareikom. Jisai gal čia filmukus žiūri kokius. O. Turiu pinigų, mama davė. O. Sumokėjo man. Už gyvenimą kaime. Ne, juokauju. Tiesiog davė pasižiūrėti, kaip eurai atrodo, nes jau nebeatsimenu, kaip atrodo eurai, tai sako, im pačiupinėsi. Ką ant ten dar pjauna? A kas čia? Pjaunam gėlę. Čia tipo staklės pjovimo? Uch ty, Kas buvo? užkirto. O, blėt. Nesikėk. Atsiprašau. Geras. Tai neperpjovė? Perpjovė, bet labai mažas daiktas ir įlinda Ai, užstrigo. į vidurį. Gerai, kad pjūklo nenubrėžė. Prabuksavo. Ai, nesau. Tam ir staklės. O, kokia. Žiūrėk, kiek turiu pinigų, mama davė. Nori? Eik. Matai, kiek daug.
Gerai, važiuojam pas anukus. Vakarienė net neišeina. Oi, mama. Mamačka, mamulė. O Jėzus, nemoku elgtis su mašina. Opa, palauk, čia automatas tikiuosi. Ne. Čik. Toj saulė, kieme. Hujek, blėt, į kokį geležį. Buf, nėra brolio mašinos. Kai moki netrunkas. Dainius Drutis klausia, kokiam mieste, kokiam batalione ir kiek metų aš tarnavau, nes prasitariau, kad teko patarnauti kariuomenį. Tai mano tarnyba prasidėjo nuo savanorių, kadangi aš, būdama 18 metų, atėjau į va šitą pastatą, kuris yra Klaipėdos gatvėje, Jonavos mieste, Klaipėdos 15. Čia buvo anksčiau karinis komisariatas, šauktinių centras. Aš atėjau į šitą šauktinių centrą ir sakau, aš noriu kariuomenę. Man sako, tu negali. Aš sakau, bet man 18. Sako, bet tu esi moteris. Mane tada ištiko pirmas gyvenime toksai kontrolinis smūgis tiesiai į smegenis, kai aš po 18 gyvenimo metų supratau, kad aš esu kažkokia kitokia negu visi normalūs bachūrai. Ta prasme, aš vairavau mašiną, vairavau traktorių. Į mane tėvas visą laiką kreipdavosi lygiai taip pat kaip į mano brolį. Niekada mūsų neskirsta, kad aš ten esu merga, o mano brolis bernas. Mes darėm viską tą patį kartu su broliu. Turėjom tą patį, kaip sakant, dirbom tą patį. Ir tik atėjusi į šitą vakarinį komisariatą, be kuris randasi Jonavoje, aš tik tada sužinau, kad aš esu moteris. Kadangi jie manęs į kariuomenę nepaėmė, dėl to, kad pas mane pimpalo nėra, o aš labai vis tiek norėjau, tai jie paėmė mane į savanorius. Mano karjera prasidėjo savanoriuose, kuri po kelių metų persikėlė į Kauną, į antrą rinktinę, dėl to, kad čia Jonavoje jau nebebuvo man įdomu, nebuvo ką veikti, o Kaune ten tiek daug galimybių. Tai Kaune aš praėjau ir pro ryšių būrį. Tai aišku, praėjau per visus bernus, jūs galvojate, tai taip ir buvo. Išbandžiau, pasižiūrėjau, ryšininkų gerų nėra. Tada mano vadas Grekavičius įkalbėjo eiti atranką į žvalgus. Leila žvalgų būrį. Atranka į žvalgus buvo sunki, blėt, labai. Eina nafik. Ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai, bet kažkodėl aš ją vis tiek praėjau, nes aš labai norėjau ir patekau tada į žvalgus ir iš žvalgų patekau tada į Afganistaną, į taikos palaikymo misiją, kuri buvo 6 mėnesius Afganistane. Tai buvo afigieni pinigai, dar tais laikais, kai buvo litai, mes gaudavom nuo 8 iki 10 tūkstančių litų už vieną mėnesį. Aš, būdama, vaks. Čia šitas grybas buvo Afganistane. Su smėlio spalvos uniforma. Grandinis dar senais laikais. Ir 2008 tada nuėjau dirbti jau į artilerijos batalioną Rukloje. Štai matote legendinį mano Magirusą, kurį vairavau artilerijos batalione. Ačiū Dievui, vadas patikėjo jį man ir leido vairuoti, nes aš buvau vienintelė boba, kuri vairavo tokią mašiną. Tai ačiū Dievui, kad vadai nenurašė manęs į moteris. Ir priėmė kaip už tikrą karį. Štai va čia, Rukloje. Rukla buvo 8 metus mano namai. Ir aš darydavau va taip. O dabar kaip tik matome daug karių, jie čia eina iš miškų, pasipuošia visi trututu. Mano tarnyba artilerijos batalione prasidėjo būtent čia pačioje Rukloje. Ai, kai gražiai, tipų tapu, eina katinas be batų, ai. Kariuomenė ir jaunystė buvo nuostabi, ko tik nedariau, ir šuolį parašiutu, ir visokie bang,
O po to paskutinė tarnybos vieta buvo mokomasis pulkas, iš kurio išėjau štai su šita berete mokomojo pulko. Pažiūrėkit, kaip gražu pas mus Jonavoj. Mažas pasakų miestelis. Tik būdamas Jonavoje gali aplankyti per vieną dieną daugybę įvairių šalių ir miestų. Šiandien atvykome į Paryžių. Londonas. Mes atvykom į Londoną. Į Šveicariją. Kuku. Miestą Veneciją. Iki Venecijos mums lygiai 2 kilometrai. Lietuvoje pasidžiaugiau su savo krikšto dukryte. Pačią nuostabiausią mamą pasaulyje, kuri man numezgė su savo rankom. Man šiltas kojines. Žemai. Ačiū, mama. Nekenčiu išvažiuoti iš tėvų. Žiauriai nekenčiu išvažiuoti iš tėvų. Nes visą laiką. Akis pilnos būna ašarų. Nežinau kodėl. Gal dėl to, kad nežinau, kada vėl grįšiu į Lietuvą. Gal dėl to, kad pas tėvus yra labai man gerai. Gal aš esu tiesiog tas žmogus, kur negali be tėvų gyventi. Nekenčiu išvažiuoti iš tėvų. Stavangeriukas mane pasitiko su saulyte, šviesdamas. Jūs net neįsivaizduojate, kas man atsitiko. Gavau per PayPalą 20 eurų doneito su tokiu tekstu. Skaitau, nuo Tomo. Leilutė, aš esu Svetlanos vyras iš TikTok. Ji man leidžia kartais jūs pažiūrėti, bet kaip YouTube'as jūs man parekomendavo, aš ant jūsų iš karto pasirašiau. Esu Toslis, bet tikrų vardu Tomas. Darykite daug video ir keikitės kiek norite. Man labai patinka. Aš irgi furistas. Ačiū jums didelis. Žinokit, man čia kaip koks Oskaro statulėlė, kaip koks, nežinau, kaip koks Grammy statulėlė, toks įvertinimas. Ačiū tau, Tomai, Svetlanos vyras. Ačiū labai. Aš labai džiaugiuosi, kad Svetlana kartais leidžia jūs mane pažiūrėti TikTok'e. Nu, ten pas mane TikTok'e biškai kitoks kontentas. Ten labiau pošlas, labiau apie pizdavojimąsi, apie, nu, ten ne vaikam. Ir YouTube'as, aišku, ne vaikam. Bet ten dar blogiau negu YouTube'e. Tai va, bet aš žinokit, jūs neįsivaizduojat, kaip jūs mane nudžiuginot. Aš gaunu tą žinutę, skaitau gal kokius 5 kartus iš eilės ir negaliu patikėti. Va tai va, įvertino mano darbą, ta prasme, aš atrodo, nieko ypatingo nedarau, tai viskas yra iš mano ego. Iš to mano noro pasirodyti, tai pažiūrėjai, nu, pasipantavoti, pavajobuvatsa, ne, nu, tipo, pažiūrėkit, nu, į mane, man taip trūksta dėmesio, nes man visą gyvenimą iš tikrųjų trūksta dėmesio, nuo pat gimimo, nuo pat vaikystės. Man patinka, kai į mane žiūri, kai aš deklamuoju eilėraštį, kai aš kažką kalbu ir visos akis, all eyes on me. Nu jo, tai aš viską darau, visus tos tenai filmukus ir viską visur rodusi dėl to, kad grinai dėl savo ego, kad jį nuraminti, nors kažkiek pamaitinti, nors jisai nepamaitinamas, jis niekada nenuraminamas, jis visą laiką trokšta dar ir kiek tu jam beduotum, jis vis tiek dar daugiau reikalauja. Bet esmė ta, kad žinokit, man šitą jūsų žinutę, man toks įvertinimas, tai reiškia, kad aš tą prasme tą darau nebereikalo, yra žmonių, kam patinka žiūrėti, kaip aš vairuoju fūrą nemokėdama, kaip aš vargstu, kaip aš keikiuos, kaip aš pykstu, kaip aš blet sakau. Tai žinokit, aš kai gavau tą 20 eurų, galvoju, kaip man čia jos dabar investuoti. Ar nusipirkti kažkokių gadžetų filmavimo, ten laikiklių, visokių, visko prisisiekti, pasistatyti ir taip toliau. Ar kažką savo nusipirkti. Tai žinokit, investavau į Oskaro statulėlę, į šampano butelį. Nusipirkau naujiem metam iš jūsų Dvacoko šampano buteliuką. Jeigu aš dirbsiu su fūra per naujus metus, tai jis kartu važiuos su manim, sėdėdama šalia ant sėdynės prisekta su diržu.
Negersiu jo šiandien tikrai. Ir dar likusius pinigus investuosiu į gerą laikiklį, kuris yra kaip selfie stickas ir trikojis. Ir vienu žodžiu, su juo važiuosime gaudyti pramogų jau po kelių dienų toli. Tai va, aš į jį investuosiu. Ačiū jum, Tomai. Ačiū labai. Ačiū Svetlana. Ačiū Tomai. Labai džiaugiuosi. Labai. Bliat, nebereikalo viską darau. Nu, nebereikalo. Yra žmonėm, kuriam galbūt pakeliu kažką. Jeigu nenuotaika, tai gal šampano butelį. Ačiū. Ir viskas. Ir atostogos mano tęsiasi, kol kas fūros rodyti negaliu, bet rodysiu vis tiek, ką veikiu, dėl to, kad taip išėjo, taip gavosi, kad neplaninės, bet planinės, nepelnytos, bet pelnytai atostogos visą mėnesį iki gruodžio 15. Oskaras statulėlė! Leilai! Bet rimtai, žinokit, kaip fainai. Aš tokio įvertinimo dar gyvenime nesu turėjus. Ačiū visiems, kas mane žiūrit. Ačiū, kas laikinat. Ir pasakykit nuoširdžiai, ar jums patinka ta rubrika, kai aš skaitau komentarus, ar jie išimti iš filmukų. Nes galbūt, ten tipo, sakysiu, jinai čia skaito, neįdomu, bla. Pasakykit atvirai.